Sveiki, gerbiami automobilių vairuotojai. Šiandien esame Klaipėdoje. Tikrinam automobilį Volvo XC90 2016 metų, 2 litrai dizelis. Kaip įprasta, patikrinom VIN numerį, pasikalbėjom su pardavėju. Kadangi yra šalta, tai patikrą pradėjau nuo variklio užvedimo, nuo diagnostikos, gyvų parametrų, pasitikrinsiu elektroniką, elektriką, pasižiūrėsiu saloną, tada pasižiūrėsiu visą kėbulą, dugną automobilio, padarysiu testinį važiavimą, patikrinsiu dokumentus visus, istoriją automobilio, pasidėrėsiu dėl kainos, ir tada spręsim, ką daryti toliau. Patikrinu vairo kolonėlės darbą. Ar niekur nestringa, ar nėra pašalinių garsų. Patikrinu elektros paketas stiklų liuką. Patikrinu dėžės darbas stovint, ar nesmūgiuoja, ar nėra kažkokių įtartinų garsų. Patikrinu to sklendės, kaip dirba, sėdinių šildymą. Ar nėra nieks subraižyta. 250 000. Bet salonas ganėtinai neblogai išlaikytas. Pasižiūriu bendrai, ar visi darbai sueina, ar nėra kažkokių didelių įtrūkimų. Ar sveiki langai. Diskai, dar veikia farkopas. Toliau tada pereinu prie dažų sluoksnio matuoklio. Įprasta pradedu nuo stogo 130, 140. Perinu visą automobilį. Pasižiūrėsiu stabdžių diskus. Darysiu test drive'ą. Pasitikrinu, kokie skaičiai yra stojkėse, vidinių dalių sparnuose. Iki 100. Sluoksnis viduje yra šiek tiek mažesnis. Išoriai. Pasitikrinu, visi varžtai yra gamykliniai, ar nieks nebuvo keista. Ar suvirinimai yra tvarkingi. Pasižiūriu po kapotu, ar sveiki lonžironai. Veikia stakanai vadinami. Ir nėra tepalų prasisunkinimų. Iš kairės pusės lonžironas. Viskas švaru. Kapotas, nesimato, kad būtų dažytas. Čia viskas originaliai. Viskas dirba gerai.
Tai va, diagnostika vieną klaidą dabar variklio parodė, kad yra kažkokios sklendės klaida, tai reikia aiškintis pagal tą kodą, kas čia per klaidą. Tuoj test drive padarysiu, dar praskanuosiu, pasižiūrėsim, ar kažkas tai dar atsiras. Automobilio faktinė rida sutampa su automobilio greičių dėžės rida. Taip, automobilio lėti ir atlankiai nusibražyti kairys galas, diskai stabdžių tvarkingi, padangos salės. Taip, apačia. Čia gana graži. Kairys slenkstis. Gražus, priekiniai diskai gražus, reikia pravažiuoti. Diskai išoriniai nesubraižyti. Čia nesulaužyti. Dešinysis taip pat. Gražus, nieks neapsikapelavo, padangos, nu, puikus jau. Dar gal šią zoną išlaikys. Dugnas nesurūdijęs. Dešinysis lėtas ratlankis geras, diskas taip pat. Čia darau test drive ant mažų apsukų, ant didesnių. Truputį jaučiasi vibracija. Reikėtų pasidaryti balansą arba kažkoks diskas. Šiek tiek jaučiasi kėbulą. Bet jau ir padangos tokios, nu, ne pirmo šviežumo. Bet šiaip važiuoja automobilis. Įsibėgėja gerai. Iš šonus niekur netempia. Iš greičių dėžės smūgių nėra. Vibracija nuo padangų daugiau jaučiasi, o ne iš dėžės, tai nėra iš variklio. Kruizas veikia, automobilis pats pavairuoja, juostas palaiko. Distronikas veikia. Buvo dar techapžiūra, TÜVas vadinamas, iki balandžio 24 metų. 24.06 rida buvo 112. 112, 23 107. 24 111. Nu, yra pas mūsų čia klaidų atsiradę, battery voltaž. Tai aš manau dėl to ir bus supply voltaž, tai reikėtų pakrauti akumuliatorių. Dažniausiai tos visos klaidos ir išeina, bet iš variklio, iš ABS bloko, iš važiuoklės nieko nėra. Iš transmisijos. Tai dėkuoju už dėmesį, kreipkitės, padėsim, geros dienos.